parodė. Kokie dar pasiūlymai? Taip, o dabar vaikai, visi kartu. Vaikų nereikia prašyti judėti. Jie tai daro savaime. Pasakai, judam. Ir jie juda. O dabar kiekvienas dar po 10. Labai priklauso nuo pedagogų, kaip vis tik tai nuo trenerių, nuo mokytojų, fizinio parengimo trenerių, tai iš tikrųjų tai jie turėtų matyti vaiko pajėgumą ir iš tikrųjų ten ar jisai sugebės atlikti tą užduotį, netraumuodamas savęs, nežalodamas savęs, tai čia yra, kai sako, jau būtent atsakomybė trenerio, mokytojo. Vaiką, aišku, iš tikrųjų galima jam tos treniravimus įgūdžius pradinėse mokyklose jam suteikti, vaikui parodyti, kaip taisyklingai atlikti pratimus, kaip galima tos krūvius apskaičiuoti, jeigu tu pavargai, tai ir nereikia ten daugiau stengtis, tu pailsėk, tai susiformuos tie tokie įgūdžiai vaikams besportuojant, besilankant ir jie patys jau jaus, ką jie gali, ko negali. Mokytojai ypatingai mokyklose, jeigu mokytojas sugeba suintriguoti vaikus, patraukti į savo pusę, tai jisai šauniausias mokytojas tada. Tas pirmas impulsas, kai pas mūsų klasė atėjo plaukimo treneris ir paragino visus ateiti į plaukimo treniruotės, nes mūsų mokykloje buvo baseinas. Ir visi, žinoma, entuziastingai tai sutiko šitą žinią, bet po kelių treniruočių liko mažiau vaikų, dar po kelių dar mažiau ir taip iš šios klasės kokie 2-3 beliko ir aš tame tarpe buvau. Tai jeigu ne tas mokytojas, ko gero, tai ir, galbūt būčiau sportininkas greičiausiai, bet tik tai kitoj sporto šakoje. Labą dieną, vaikai! Šiandieną padarysime keletą pratimų tiesiog mokyklos koridoriui. Ar jūs esate pagalvoję, kad galima daryti pratimus panaudojant palangę? Tai palangę ne tik pasėdėti savo, bet pastiprinti rankų raumenis, taip pat pečių raumenis ir padaryti keletą tempimo pratimų. Taigi, atsistokim, atsirėmę delnais į palangę, atsiremkim, padėkim kojas į priekį per gerą žingsnį ir dabar sulenkę rankas, lenkime alkūnės, lenkiam ir tiesim. Žiūrėkite geriau visą laiką į priekį ir kad mūsų delnai ir alkūnės taikinės būtų vienoje linijoje. Iškvepiam, lenkiam, įkvepiam, tiesiam. Iškvepiam, lenkiam, įkvepiam, tiesiam. Lenkiam, tiesiam. Taip kelis kartus. Dirba mūsų trigalvių žasto raumuo, turbūt žinote, tie raumenys yra stiprinant rankų raumenis, taip pat ir dvigalvių žasto rankų raumuo, taip pat pečiai irgi įsijungia. Ir stenkimės dabar ko nedaryti, kur būna dažniausia klaida užkeliami pečiai. Tai nekelkit pečių, išlaikykit ilgą nugarinį kaklą, įsivaizduokit, čia yra tarpas toksai, jisai didžiulis turi išlikti tarp ausų ir tarp pečių. Dar kelis kartus. Lenkiam ir tiesiam. Lenkiam alkūnės ir tiesiam. Lenkiam, o dabar tiesiam ir padarom įturstą. Ir vėl susirandam palangę, atedam rankas, labai gerai, kad ištempti krūtinės raumenių ir vėl sulenkiam. Atsistumėm nuo palangės ir pritupėm. Ir vėl atvesdami rankas atgal, susirandam palangės kraštą, pritupėm, ištiesiam rankas ir įturstas vėl. Ir vėl rankas atgal, sulenkiam. Išties, įturstas ir ne, tarsi sėstumėm ant kėdės, ar ne, ir vėl atgal, sulenk, išties, įturstas, sulenk, alkūnės ir išties, įturstas, dar keli kartai surandam, tupiam, tiesiam, įturstas ir dar keli kartai surandam, lenkiam alkūnės, tiesiam, įturstas ir paskutinis kartas surandam alkūnės, delnais atsiremi palangę ir įturstas. Labai gerai. Šonkauliai nuleisti žemyn, ilgas nugarinis kaklas, pakaušį tempiamės aukštinį viršų. Ir dabar atgal atvedę rankas atidarom krūtinkaulius ir pasukam galvą. Įkvepiam tiesiai rankos, iškvepiam kitą pusę.
Įkvepiam, iškvepiam, dar atveriam krūtinkaulius, čia raktikaulius atveriam irgi kelis kartus, pasukdami galvą, tiesiog, kad nebūtumėm susikūprinę. Kelis kartus dar. Dar 2. Ir po paskutinį kartą suvedam rankas atgal, į priekį ir į kitą pusę. Ir apsisukim dabar į palangės priekį. Padėkim rankas vėl atremdami ir lenksim alkūnės, leisime žemyn. Tik atsargiai, iškvepiam, lenkiam rankas, įkvepiam, tiesiam, vėl išlaikom šonkaulius artikluvų, ilgą nugarą visą lenkiam ir tiesiam. Lenkiam ir tiesiam. Iškvepiam, lenkiam, tiesiam, lygiai taip pat stiprinam dvigalvį, trigalvį žasto raumenį. Lenkiam ir tiesiam. Lenkiam ir tiesiam. Iškvepiam, lenk, įkvepiam, ties. Iškvepiam, lenk, įkvepiam, ties. Mūsų ilgas kūnas turi būti. Neišėčiam nugaros. Laikom šonkaulius artikluvų. Dar kelis kartus. Lenkiam alkūnės ir tiesiam. Kaip jaučiamės, jau turėtumėm jausti rankų raumenis. Dar keli kartai. Lenkiam. Tiesiam. Lenkiam. Tiesiam. Dar 2. Lenkiam. Tiesiam ir paskutinis kartas. Lenkiam. Ir tiesiam. Padedam vieną koją į priekį, tą koją atgal. Biškutį pabūnam tempime. Ištempiam kojų raumenis. Ir pakvėpuojam. Pėdos tiesiai, kelias, klubas vienoj linijai. Gilus įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Turėtumėm jausti blauzdas. Ar ne? Gilus įkvėpimas. Gilus iškvėpimas. Pakeiskim kitą koją. Ištempiam, nes nuo sėdėjimo suolė sutrumpėja tie raumenys, tai labai gerai yra ištempti užpakalinės šlaunis, blauzdas. Ir ištempiam rankų raumenis. Patraukiam alkūnę link savęs, įkvepiam, iškvepiam. Kita ranka link savęs. Už alkūnės laikom, įkvepiam, iškvepiam. Kvėpuojam, turim jau tempimą, tempiasi pečiai, vertinis raumuo. Pakeliam alkūnę viršų, palaikom, tik nugaros neiškviečiam, ar ne, šonkaulį nuleisti žemyn. Palaikom alkūnę viršų, pakvėpuojam, gilus įkvėpimas, iškvėpimas. Kita ranka, įkvepiam, iškvepiam. Dabar pasistengėt sukabinti pirštus. Čia turėtumėt pasiekti. Jeigu nepasiekėt, tai reiškia, turim daryti tempimo pratimus vieną ranką ir pabandykite suvesti. O, kita gali būti sunkiau. Čiupau pirštus, kaip jums sekasi. Ar pavyko? Susitiko rankos, pasisveikino. Gerai. Ačiū. Tai trumpai mankšteliai šiandieną tiek. Ate, iki sekančio karto.